paaiškino. Mes tęsiam laidą. Priminsiu, Laurynas Vilimas su mumis, alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas bei parlamentaras Saulius Stoma. Kalbam, ar Seimas dovanos alkoholio pramoniai milijonus, kaip tik dėl to ir dėl šito teiginio prezidentės, dėl kitų dalykų ginčijamės, bet matyt svarbiausia nauda žala visuomeniai. Čia yra svarbiausi dalykai. Sauliau, jūsų požiūrį, vis dėlto per šitų sakinių žiūrint, naudos ir žalos visuomeniai, kaip apsispręs rytoj Seimas? Sunku pasakyti, nes kiek aš atsimenu, tai gana didelė balsų persvara buvo pabalsuota dėl to, kad akcizą sumažinti ir panašiai dėl tų valandų praplėtimo nuo 10 vakaro iki 12 nakties. Kodėl tokia persvara? Nes buvo kaltinimai lobistų įtaka. Kad lobistai vaikščiojo ir čia aš juos visiškai suprantu, toks jų darbas, jie gina tą savo interesą. Šnekino ir mane, aš turiu ir vieną gerą pažįstamą tarp jų ir tarp kitko pats esu šiek tiek dirbęs Kalnapilį viešuosius ryšiuose ir žinau, koks yra tas didžiulis interesas spausti čia būtent į tos įstatymus, kurie iš tikrųjų išplečia rinką. Bet jūs sako, šnekino ir jūs, kaip šnekino? Šiaip argumentus dėstė ar ką nors gal žadėjo? Ten, jeigu galiu pasidalinti, kalbėjom apie tai, kad ar tikrai, pavyzdžiui, manęs nekenkė tai, kad aš kartais grįždamas iš darbo po 10 valandos noriu nusipirkti alaus butelį ir negaliu. Ir aš sakau, taip, iš tikrųjų, man tai blogai. Man kaip vienam žmogui, kuris, reiškia, ne perka tą alaus butelį ne tam, kad pasigertų, bet, sakykime, kad geriau užmigtų, man blogiau. Bet aš vien galvoti apie save ir apie daugiau tokių panašių kaip aš ir vien apie alkoholio pramonininkus irgi negaliu, nes aš turiu matyti bendrą interesą. Ir jūs matote daugiau žalos bendram interesą? Kad tikrai yra daug, sakykime, tokių žmonių, kurie nesusilaiko patys, jie ne kelis butelus alaus nusipirks, bet jeigu jis jau pradėjo gerti, tai jis lėks, ieškos ir pirks tiek, kad prisigertų. Supratom, vienas iš argumentų, kad tikrai čia šiti sprendimai prisidės ir prie jaunimo girtavimo, ir prie tų, ką Saulius sako, tiem, kuriem prisibaigti reikia, bus lengviau prisibaigti. Tai aš labai esu daug girdėjęs pastaruoju metu argumentų, kurie tiesiog yra iš piršto laužti. Lietuvoje nėra atlikta jokių tyrimų, visiškai neįvertintas poveikis nei naktinės prekybos, nei akcizo dydžio, bet yra remiamasi pasauliniais standartais. Manot, žalos jokios šitie sprendimai visuomeniai neatneš? Pasakysiu taip, be abejo, Lietuvoje yra piknaudžiaujama tam tikrais atvejais alkoholio vartojimu. Jisai vartojamas nesaikingai ir neatsakingai, tai mes turim apsibriežti vienam kartui ir pagaliau tam tikrus atskaitos taškus. Mes turim kalbėti apie nesaikingą ir neatsakingą alkoholio vartojimą. Jeigu mes kalbam apie alkoholio pramonę apskritai, tai aš tada norėčiau išgirsti ir paprasčiausiai, kad jūs kaip Seimas priimtumėt pagaliau deklaracinį kažkokį tai savo sprendimą arba visą valstybę, kad alkoholio pramonę reikia kriminalizuoti. Jį uždrausti gamybą, uždrausti vartojimą, nustatyti baudas. Dabar mes turime tokią situaciją. Alkoholio pramonė sumokėdavo arti milijardo litų mokesčių, bet apie tai niekas nešneka. Jūs jaučiatės esą demonizuojami šiandien? Šiuo atveju mes tikrai jaučiamės visiškai kažkokie atstumtieji. Jūs esat konservatorių frakcijai dabar, taip? Vienintelė frakcija su mumis nesusitikusi padiskutuoti, tiesiog apsikeisti statistiką, pasirodyti, ką mes turim, kokios institucijos ką šneka, jie mūsų per 2 metus... Nemato prasmės galbūt. Nemato prasmės. Kodėl taip yra? Kyla klausimas, ar čia yra suinteresuotumas, nes šešėlis auga, tenai plaukia milijardai litų gryno pelno, jūs šypsotės, ateinat ir čionai sakote, ai, čia alkoholio pramonė gerai, kalba ponas Veryga, čia mes milijonus uždirbam, mes esam tikrai ant išgyvenimo ribos, dabar mokesčiai mokami valstybei 100 milijonų ir dabar kaip mes galim negalvoti, kad pavyzdžiui jūsų frakcija yra nesusijusi su šešėliniu verslu, nes vienintelis tiek ministras pirmininkas, tiek visi su jumis, mes taip jau pradedam manyti. Tai aš tikrai nenorėčiau tuo tikėti, nes tai būtų pats blogiausias scenarijus. Gal reikia, kad žurnalistai pasižiūrėtų deklaracijas, aš ne partinis žmogus, bet pasižiūrėtų partijų rėmimo deklaracijas ir ten bus aišku, ką Švyturys remia, ką Kalnapilis remia. Labai paprasta pasižiūrėti. Tai palaukite, nemaišykite dalykų. Mes atstovaujam stipraus alkoholio pramonę. Mes kalbam apie stipraus alkoholio akcizą. Mes apie bendrą problemą galbūt kalbam. Alaus pramonė, jūs ją išmanot, aš su alum nieko bendro neturiu. Kas dirba Saulius alaus pramonė? Tai sakė, esu labai trumpai ten. Bet žiūrėkit, jūs pasakėt savo argumentus. Taip, tyrimai kažkokie, analizė.
Tai kodėl tada didžioji dalis ES šalių ir ypač tų vakarietiškų šalių, kur tikrai alkoholizmas yra mažesnė problema negu Lietuvoje, tikrai tas mastas yra, nežinau, 10 kartų gal mažesnis, 5 kartus mažesnis. Ir tai yra visi tie apribojimai didelėje dalyje šalių, Skandinavijos ir kitose, daug didesni net negu dabar yra pas mus, net negu dabar Seimas padarė. Todėl, kad jie galbūt supranta. Jie žiūri tą bendrą interesą ir čia mes tarsi pasidarom kažkokie, maždaug pasaulis visas kvailiai, mes čia Lietuvoje būsim gudresni, nes mes Lietuvoje turim, reiškia, pakankamai stiprius lobistus alkoholio. Visų pirma, nevadinkit mūsų lobistais. Labai trumpai. Aš esu ne lobistas, aš nesu registruotas. Yra lobistai, yra lobizmo įstatymas pagal tai. Tai yra labai didelė bėda, kad šitų asociacijų žmonės, jie neregistruoti kaip lobistai, bet jie vis tiek vaikšto po Seimą, tampa už 7 metais. Tai yra neteisėtas lobizmas netgi. Gerai, trumpai labai atsakyti. 7 metais vienintelis mūsų asociacijos prioritetas ir tikslas yra socialinės akcijos nukreiptos į jaunimo atsakingą, turiuomenį vairuotojų, sakykime, nukreiptą prieš vairuotojų neblaivą tą vartojimą, alkoholio vairavimą išgėrus ir panašiai. Po 8 metų su jūsų atėjimu į valdžią ir pradėto įvykdyti politiką, mes vienintelį, ką stebim dalyką, tai yra mūsų nelegalios rinkos klestėjimą šalia esantį. Metais padarė dar anas Seimas. Tai dėl to mes kaip pramonė matom, kas darosi, kokie skaičiai, mes tiesiog esam priversti ateiti ir rodyti, kas su mumis šneka, mes tam rodom. Gerai, ačiū Jums, Laurynai. Dėkui Jums, rytoj matyt visuomenė taip pat galės dar stebėti debatus parlamente. Ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Karštas vakaras, kiekvieną darbo dieną, 18 val. Per Baltijos televiziją, likite su mūsų programa.